mąstymas tai yra žingsnis 1, žingsnis 2, žingsnis 3. Nes išmokyti galima tik tai, kas turi žingsnius. Ir algoritmas turi būti ne tik tai iš viršausio apšio, bet ir ką daryti, jeigu to nėra, jeigu to nėra, jeigu to nėra. Tai todėl amerikiečiai piknaudžiavo paprastais algoritmais. 3 žingsnių technologija, 5 žingsnių technologija. O žymiai efektyviau, jeigu jūs naudosit drakoną. Ir drakonas, trumpai tariant, ar teko kam nors girdėti apie drakono algoritmus? Šiaip, trumpai, drūtai kalbant, visas pasaulis pastebi, kad IT technologijos labai ūgtelėjo, teisingai. Ir mes matome, kad IT tiek greitai vystosi, o smegenys kažkodėl degraduoja. Klausimas, kodėl? Tai, kad IT technologijoms yra sukurta šiuo metu apie 500 specifinių algoritminių kalbų. Ir mes matom, kad į algoritmus galima sukišti visą eilę pačių sudėtingiausių procedūrų. Bet leidžiant, pavyzdžiui, tokį kaip kosminį laivą, vienu metu dirba apie 30 000 žmonių. Ir ne visi iš jų yra IT specialistai. Ir paaiškėjo didžiulė problema, kaip suderinti darbą šitų žmonių, kurie yra skirtingų profesijų, bet jiems reikia su 0,001 sekundės tikslumu organizuoti darbą. Ir buvo sukurtas drakonų kalba, kuri leidžia bet kokį sudėtingumų procedūras aprašyti nuodugniai ir taip paprastai, kad bet kuris žmogus, bet kokią profesiją turintis galėtų išmokti įskaityti. Per 3 minutės galime išmokti šitos drakonų kalbos. Ir mes, kai mokinom įvairių specialybių žmonės drakonų kalbos, paaiškėjo, kad tai, kas pas dėstytoją, pavyzdžiui, yra tas vadinamas implicitinis modelis viduj, ko jisai intuityviai jaučia, bet nežino, kaip tai padaryti. Galima paversti eksplicitiniu, labai lengvai suprantamu. Ir drakonų kalba, jinai susidaro iš keletas pagrindinių tokių ženkliukų, ir jie yra universalūs, ir jeigu jūs juos naudojate aprašant algoritmus, tai atsistoja sudėtingi dalykai, labai paprastas tokie savo vietelės. Va šitas ženkliukas, arba ikona vadinama, tai pavadinimas procesų, nežinau, drugelių dauginimusi procesas, arba tenais uogienės paruošimo, ten vaikų darymų procesas, bet koks tenais, muzikinių kūrinių kūryba, tenais, holivudiškų filmų kūryba. Čia šitie ženklai parodo etapus, nes jūs bet kokią veiklą galit suskirstyti į ką? Į etapus. Etapas A, etapas B, etapas C. Čia pasiruošimas, čia atlikimas, čia analizė, PVZ. Šitas ženkliukas parodo, ką reikia daryti. Ir šitoj vietoj reikia aprašyti labai paprastus žingsnius. Paimk tą, padaryk tą, tokio liepiamoji nuosaka. Bet labai dažnai, jeigu mes tik tai stebim, ką žmogus daro, mes labai dažnai sunkiai mokomės, nes nežinom, kas viduje jo galvoje dedasi. Algoritmas leidžia atsakyti klausimą, o kokius savo užduoda klausimus. Ir va šitas šešiakampis toksai ženkliukas parodo klausimai, kuris atsakymas gali būti taip arba ne. Ir jūs čia suformuluojat klausimą. Jeigu ne, daryk tą, jeigu taip, daryk štai šitą. Ir apačioje yra šitas ženkliukas, kuris panašus į šitą ženkliuką, tik atvirkščiai jisai parodo adresą, kur eiti toliau. Ir toliau vėl visą eilę tokių. Ir viskas baigėsi tokių ženkliukų, kuris vadinasi pabaiga. Ko šitas ypatingas algoritmas primena tai, kas blokų schemų kažkas įdomis, bet jo principas yra toksai, kad čia naudojama ergonominio mąstymo principai. Nėra jokių persikryžiuojančių linijų, visur naudojami tie patys ženklai ir naudojamas principas, pavyzdžiui, kad čia yra auksinis takas arba karališkas takas vadinasi, tai yra ką daryti, jeigu viskas tvarkoj. O dešiniau reiškia, kuo blogiau, to, jeigu nėra pinigų, pasiskolink, jeigu nėra ką pasiskolink, apiplėšk banką, jeigu banką uždaryti, tai tada, kuo toliau, to blogiau. Bet visas, atrodo, nestandartinės situacijas galima paversti labai aiškiais, standartiniais scenarijais. Ir tada jūs duodat žmogų fantastišką instrumentą, nes čia aprašyta, ką reikia daryti, kai viskas eina standartiniu būdu, toliau ką reikia daryti, ką reikia nestandartiniu būdu. Ir žmogus skaityti tokį algoritmą gali išmokti per 3 minutės, o naudojant dar keletą tokių kloštą situacijų ir algoritmą jūs galite išdrilinti jo sugebėjimą mąstyti, sintezuoti, apibendrinti. Bet kokio procedūros galima išmokyti naudojant algoritmą. Bet tai bus tikras algoritmas, nes jisai parodo ne tik tai, ką reikia daryti, kai viskas gerai, bet ir ką daryti, kai ne viskas gerai. Ir, pavyzdžiui, kai ruošiami antiteroristiniai tenais operacijos, ten apsaugos visokie ekspertai ruošiami, jie ruošiami kaip elgtis nestandartinės situacijos. Nes pasirodo yra labai ribotas kiekis nestandartinių situacijų, kurias galima vėl standartizuoti. Ir jeigu mes mokinam žmonės, tai mes mokinam juos būtent tokiu būdu. O jeigu žmogui duodi tokį vadovėlį istorijų, sakai, tenais aprašyta daug nestandartinių situacijų, pamastyk, sintezuok ir apibendrik. Tai žmogus pakimba. Nes pasirodo, analizuojant, kaip jaučiasi žmogus, kai jisai verčiamas galvoti, tai pasirodo, smegenys išgyvena 300% didesnį skausmą nuo bandymų priversti galvoti, negu patviro rankos arba kojos lūžio. Smegenys nekenčia galvoti.
Ir kai dėstytojas sako, nu dabar studentai pagalvokim. Studentas sako, oho, įdomu, kokiu būdu galvoti. Ir jie bando įtempt trauminis, Ir pasirodo tada, kai dėstytojas skatina kūrybingumo ląstelės, visi aparatai rodo, kad tuo metu dirba atmintis. Ir studentas bando atminti, ar iš praeities buvo kažką panašaus. Nieko panašaus, jokių idėjų neturiu.